balsas paruoštas, storytellingas įsitikinom, kad veikia, o kaipgi paruošti tą parduodančią istoriją, kad jūs taptumėte savo istorijos herojais? Atsakymas išties tai yra paprasta, tik verta prisiminti, kad kiekvieną kartą, kai jūs susitinkate su klientu, kliento galvoje sukasi 3 ir tik 3 esminiai klausimai kodėl, kuriuos kartais jis pardavėjai užduoda garsiai, tačiau dažniau tie klausimai sukasi kliento galvoje kaip koks filmas. Įtikink mane pirkti. Įsivaizduokite prieš jūs klientas, rankose laikantis 3 plakatus. Kiekviename iš jų parašyta po tą kodėl klausimą. Pirmajame plakate – kodėl turėčiau pirkti? Antrajame plakate – kodėl turėčiau pirkti iš jūsų? Ir trečiajame plakate garsiai šaukiančios raidės. Kodėl turėčiau pirkti dabar? Tad įsivaizduojate pardavimo pokalbyje, koks svarbiausias uždavinys pardavėjui – sukurti tokį dialogą su klientu, kad padėti greičiau jam atsakyti į tuos turimus jo kodėl klausimus. Ir čia kuo puikiausiai veikia storytellingas. Tačiau, kad jūsų istorija netaptų paplepėjimu, o būtų parduodančia istorija, svarbiausia jai parinkti tinkamiausią rūbą. Ką turiu omenyje? Turiu omenyje pasakojimo struktūrą. Aišku, dar svarbu yra ir tai, kad surasti pokalbyje pardavimo tinkamiausią momentą, kada ir kaip klientui papasakoti istoriją. Šiandien leiskite su jumis pasidalinti pardavimų praktikoje sėkmingai veikiančią, paprasta, veiksminga verslo pasakojimo kodėl struktūra. Ja sudaro 5 žingsniai. Trumpai greitai aptarkime juos. Pirma, kas esame? Antras žingsnis, kodėl darome tai, ką darome. Trečias žingsnis, kaip darome tai, ką darome. Ketvirta, ką darome. Ir 5, įrodymai. Leiskite pristatyti šiandien jums vieną praktinį pavyzdį iš savo vedamų storytellingo workshopų. Lauros istorija. Su manimi mano herojė Laura. Netrukus matysite video. Gal tai nėra pats geriausias pavyzdys, tačiau kviečiu pasižiūrėti, kaip išties nesudėtinga pritaikyti šį verslo pasakojimą pardavimo pokalbyje. Nes verslo pasakojimas, kodėl tai yra tiesiausias kelias į kliento protą ir širdį. Laura sulaukia iš kliento klausimo. Jos verslas yra Lego rinkinių nuoma. Ir klientas sako, Laura, kodėl aš turėčiau nuomotis Lego iš tavęs? Kaip sekasi Laurai atsakyti į kliento klausimą, kviečiu į ekraną pažvelgti, kaip ji tą daro. Todėl, kad mano verslas yra tiesiog vienintelis Lietuvoje, kiek žinau, Europoje. O kodėl apskritai reikia nuomotis Lego, ne? Tai yra kelios priežastys. Vienas dalykas, tai jeigu esi Lego fanas, prieisi tokią ribą, kai tiesiog nusipirkti nebenorėsi. O gal tu esi toks žmogus, kuris nori saugoti gamtą. Tai vad, žinok, nuomodamas Lego, tu neperki, reiškia vieni pažaidžia, duodi kitiems, tame tarpe ir daliniesi. O pats geriausias Lego nuomos suaugusiam tai yra tai, kad jie tiesiog gali ir pamedituoti. Kuris suaugęs žmogus slapčia nenori pažaisti? Teisingai. Veiklą įkūriau todėl, kad turėjau čia matote Lauros antrąjį video. Jį jau pritaikė 5 žingsnius. Ir jau nebegalėjom savo morališkai pirkti didelių rinkinių. Nebebuvo vietos namuose ir pinigų buvo gaila. O problemą savo išsprendėm, kai sugalvojom, kad mes tuos rinkinius, kuriuos nusipirksim, sudėliosim ir darbinsim. Tai reiškia ir kitom šeimom išspręsim tą pačią problemą. Mes nuomojam Lego rinkinius ir taip mūsų dėliotojai sutaupo tiek pinigų, tiek gamtos, tiek vietos namuose. Kuo toliau, tuo labiau ši idėja keičia ne tik tai buvimą, bet ir mąstymą žmonių galvose, kad daiktų nebūtina pirkti, nebūtina kaupti ir apskritai nebūtina daug vartoti. Per 12 mėnesių išnuomojom 70 rinkinių, kuo toliau, tuo labiau ši paslauga populiarėja. O tu bandei? Skirtumas nėra didelis, tačiau jis sukurtas vos per 10 minučių praktiniam pasiruošimui skirto laiko. Įsivaizduokite, koks būtų rezultatas, jeigu skirtume dar papildomas 10 minučių, arba 10 valandų, arba gal net 10 dienų, kada istoriją galim papasakoti klientui ir matyti, kaip jis reaguoja į ją, koks jo grįžtamasis ryšys, jos paveikumas. Tad pabaigai praktinis patarimas jums. Kolekcionuokite savo auksinės istorijas, nes storytellingas, kaip matote, pardavimuose išties veiksmingas ir galingas įrankis, leidžiantis padidinti jūsų pardavimo efektyvumą.
Nes istorijas parduoda net tada, kada jūs kuo saldžiausiai miegate. Parduodančių jums istorijų. Gintaras Ignatavičius, Mokymo akademija.